Nu tai va. Labai ilga įžanga buvo, kurios neišrašinėjom, bet aptarsim kažkurią dieną. Sekmadienį tai tikrai aptarsim. O aš galvoju, kad mes va dabar taip jungiamės. Man ir tau patogiau jaučiu iš ryto, ne? Kadangi mes dviese visą laiką susijungiam. Ir aš, kadangi aš daug paskaičiau, kad labai sukyla energijos ir aš žinau, kad tu, jeigu jungsiu Aušrą, dabar Andželika tiksliai nežinau, ir Jūratė, kas jungias galės ryte, o kiti vis tiek neprisijungia, vis tiek jie daro daug vėliau. Tai va, mūsų pagrindinės, kurios prisijungiam, tai visos galim ryte. Ir aš kaip supratau, Andželika irgi rašė iki 4, tai reiškia, kad ryte irgi turėtų būti laisvė. Ir kodėl dar šita mintis buvo kilus, nes galvoju tą naują projektą, kur darysiu. Tai kad paliest visus, ne, tarkim, vieni gali ryte, kiti gali vakare, kiti gali kažkur. Tai kad padaryti visų 3 savaitės ir visus skirtingos laikuose ir pasižiūrėti irgi netgi kaip jaučias tą jogos skirtumą. Nes viena yra yin joga, pavyzdžiui, yra daroma vakare. Daugiau tempimas ar atsipalaidavimas. O aštanga joga, pavyzdžiui, yra saulės sveikinimas. Nu, tai yra, ir jis vadina saulės sveikinimas, kad sveikinam saulę. Todėl ir sukyla daugiau tą energiją. Nors mes praktiškai to saulės sveikinimo dar viso net nedarėm, tik, porų tokių. Tai neturėtų taip ir jaustis. O vakare yra mėnulio sveikinimas. Jisai praktiškai toks taip pat, tik aš jo net prakaituoju. Neprakaituoju aš jo, nes aš vakare praktiškai nors ir darau jogą, bet vis tiek darau saulės sveikinimą. Ir aš tokios labai didelio energijos kiekio nejaučiu. Matyt, man ir taip ta energija išnaudota iki 0. Pakilimo nesijaučiu, aš 8 valandą jau galiu miegoti. Tai va, man jokios skirtumų. Iš tikrųjų, energija visiškai nepakilo. Nes tą energiją labai greitai išvalgo. Sunaudoji greitai. Jo, labai greitai išnaudojo. Tai va, tai man jinai nesijaučia. Bet kad pajaust kiekvieną, kaip aš galvoju, tai ir pabaigti irgi šią savaitę, kad darom ryte, nes darėm pusę beveik savaitės vakare, pusę laiko, ant vakarinio, o dabar rytinio. Ir kas dar kiti galės išbandyti, kas galėjo ryte. Nors praktiškai didesnio skaičio nesusidaro, darom ryte ar vakare. Bet kad pasibandyt, kas, pavyzdžiui, ryte ypač atlieka, sakė praktikas, tai va. Ir atsiminkit nevalgyti prieš treniruotę. Nes ir tai pykina čia mus nuo visų tempimų. Reikia pasižiūrėti, kada mes čia pradedam. Kad labai neužsibūt, nes man reikia spėti meditaciją po jogos. Nežinau tiksliai dar iki klaustuko. 2 ar 1 šiandien. Tai va. Jau čia pameditavom, bekalbėdami, nusiraminom, tiesiog porą įkvėpimų. Giliai įkvepiam per nosį ir iškvepiam. Dabar giliai įkvepiam per nosį ir iškvepiam su garsu tiesiog paleidžiame. Įkvepiam. 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 Įkvepiam ir dabar laisvai iškvepiam. Jaučiam, kaip visas kūnas susiaktyvina, sušyla. Susitelkiam į savo kūną, į savo ašį. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų.
Iškvepiam, nuleidžiam. Įkvepiam. Išsitempiam, iškvepiam. Nuleidžiam delnus. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam. Pavyko prisijungti. Įkvepiam, pakeliam delnus per priekį, viršų ir dedam ant galvos. Pramasažuojam nagais, pirštų galiukais. Dedam rankas ant kelienų. Pasukam galvą. Kvėpuojam, atsimenam, įkvepiam, atgal iškvepiam į priekį. Ir į priešingą pusę. Grįžtam į centrą. Ir susirečiam į kamuoliuką, žiūrim į bambą. Įkvepiam, krūtinė į priekį, žiūrim į viršų. Iškvepiam, susirečiam, žiūrim į bambą. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam, grįžtam į centrą ir sukam mažiuką ratuką. Ir vis didinam amplitudę. Įkvepiam atgal, iškvepiam į priekį. Ir į kitą pusę. Grįžtam į centrą. Įsitempiam, pakeliam delnus į viršų, dedam kairę ranką ant kilimėlio ir įsitempiam. Įkvepiam, pakylam į viršų, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, pasisukam į kairę pusę, žiūrim per kairę petą. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, žiūrim į delnus, iškvepiam, susisukam į dešinę pusę. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, nuleidžiam delnus ant kelienų. Atkabinam kelienus, suglaudžiam, ištiesiam į priekį, pamasažuojam. Ištiesiam delnus į priekį, pakeliam delnus į viršų, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų ir darom apskritimą. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pusė. 1, 2, 3, 4, 5. Sulenkiam kojas per kelienus. Sudedam delnus į meldymosi poziciją. Truputį pėdas praskėčiam ir leidžiam į dešinę pusę, į kairę. Ir prasimankštinam kulbus, pramasažuojam.
Ir grįžtam į centrą. Pristatom kojas, pasikeliam į mūsų mėgstamiausią poziciją – varlytę. Sudedam delnus į meldimosi poziciją, krūtinė į priekį, pečiai nuleisti, ilgas kaklas. Giliai kvėpuojam. Ir pajaučiam, kaip per apačią susijungiam su motina žemės energija. Įsižeminam. Įkvepiam per viršukalį, iškvepiam per apačią. Dedam dešinę ranką ant kilimėlio, pakeliam kairį delną į viršų. Žiūrim į kairį delną. Ir giliai kvėpuojam. Apkeičiam delnus. Padedam delnus ant kilimėlio, įsitaisom ant priekio ir spaudžiam kelienus į rankas ir truputį pabandom pasikelti. Jau kam išeina, bandom abiejų kojų. Ir kai jau pavyksta atkelti, bandom išsilaikyti 5 įkvėpimus. Nu, puikiai išeina. Andželiukai, kaip sekas, nematau. Jeigu paskaudo riešus, jos paramankštinam, pasukam. Pramankštinam, ne? Ir tada einam į stalo poziciją. Atsistojam, išrečiam nugarą, žiūrime viršų. Spaudžiam delnus į kilimėlį. Iškvepiam, žiūrime bambą. Taip pat spaudžiam delnus į kilimėlį. Įkvepiam, žiūrime viršų. Išrečiam nugarą, iškvepiam, susirečiam, žiūrime bambą. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam, grįžtam į stalo poziciją, pristatom kojų pirštus ir mikro pakeliam kelienus.
Ir grįžtam į vaiko poziciją, atsisėdam ant kelienų. Kartais atrodo, kad darom tokius visiškai, jeigu kažkam iškilo klausimai, net ne jogos pratimus, ane? Bet norint, pavyzdžiui, padaryti visus teisingai jogos pratimus, eiti, pavyzdžiui, kaip stovėjimas ant galvos, arba stovėjimas ant rankų, arba tiltelis, ar ten visokios kitos pozos, kurių jeigu įvardinsiu, nesuprasit. Reikalingos sustiprinti raumenis. Taip kad šitokios pozicijos atrodo, kad ir ne jogos kitą kartą, bet jos yra labai reikalingos pradžiai. Grįžtam atgal ir stovim. Dar kartelį pakeliam kelienus. Šitą, pavyzdžiui, pratimą atradau labai gerą, norint ypač atsistoti ant rankų. Nu, atrodo keistas pratimas, bet jisai labai sustiprina visus raumenis, tiek norint atsistoti ant galvos ar ant rankų. Kvėpuojam per nosį ir nusileidžiam ant kelienų. Ir dar kartelį. Nes jogos pratimam tiek reikia ištempti sausgyslės ir sutvirtinti raumenis. Pakeliam dar kartelį. Nors iš tikrųjų ši vadinas bear pose, tai ta meškos poza. Ir atsipalaiduojam. Atsisėdam ant kelienų, ištempiam nugarą. Grįžtam ant keturių. Kaip? Čia turbūt nebuvo. Pasisukam ant šono ir dabar parodysiu pirmą poziciją. Atsigulam ant dešinio ar kairio šono, kur atsigulėt. Tai pirma pozicija būtų ant alkūnių ir pakeliam klubus. Antra pozicija būtų pasikeliam ant šono ir dar intensyviau pakeliam ranką ir norint dar intensyviau pakeliam koją. Giliai kvėpuojam per nosį. Ir atsipalaiduojam, nusileidžiam. Apsisukam ant kito šono. Tai darom taip pat pirmą poziciją, antrą. Kurią pradėjot pirmą poziciją, tą ir darom su kitu šonu. Ir nusileidžiam. Grįžtam ant keturių į stalo poziciją. Ištiesiam kairę koją. Ištiesiam dešinę. Pilvą atsimenam, kad pakeliam truputį, atrodo, kad būtumėm surietę nugarą. Ir pristatom, apkeičiam rankas, ištiesiam. Ir pristatom. Čia pasiimkit dabar, jeigu reikia po kelienais, kad kažkas mums ar minkščiau būtų, ar slystų. Bet pradžiai labai didelio atstumo tarp kojų nedarykit, nes mes tiesiog pramankštinsim, o po to bandysim
atsigulti. Tai dabar tokį padarykit nelabai didelį, kad per daug nebūtų. Nu, vat šitokį pavyzdžiui, ne? Atstumą ir stovim ant 4. Nežinau. Tai va, tokį nedidelį atstumą ant 4 ir įkvepiam, pakeliam kairę ranką. Iškvepiam, gulomės ant kairės rankos, bet labai neįsitaisom, nes dabar įkvepiam ir pakeliam. Žiūrim į viršų. Bet keliam, atsiminkit, ne iš nugaros, bet įtempkit vidinius raumenis ir pilvo, kad visi tvirti būtų raumenis, kad neapkrautumėt nugaros. Iškvepiam, atsigulam. Įkvepiam, pakeliam delną. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Ir pristatom kairę ranką, apčiam. Įkvepiam, pakeliam dešinę ranką, žiūrim į dešinę ranką. Iškvepiam. Giliai įkvepiam per nosį. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Ir pristatom delną. Dabar, jeigu turėjot kažkokį kilimėlį, aš jums simsiu dėkelį. Kaip aš darau, pavyzdžiui, nes kad nespaustų, tarkim, nes man tikrai spaudžia kelėnus, nežinau kaip jum. Bet pasidarom tikrai tokį ilgesnį, jį, kad minkštesnį, ilgesnį. Ką dariu aš, pavyzdžiui, čia matytųsi, ne? Aš jį per vidurį susigarbanoju, nes jeigu padėsiu ant ištiesto, vis tiek jas nesitiesia, ne? Tai aš jį susigarbanoju ir tada ant parketo, kai dedas, mano kojos slysta ir turi kur plėstis. Nes ant jogos kilimėlio to tikrai neįvyks. Ne, tai va, susigarbanojau, pasidedu po kelienus, kad būtų minkštai. Ir va, iš karto matot, jaučias kaip slystam, slystam, slystam. Ir pasidedam ant alkūnių. Ir čia kas turit, pavyzdžiui, dar vieną, ne? Jeigu turit pagalvę, iš vis super, ne? Žiūrėkit, pasiemu, pasidedu pagalvę čia tiesiai. Apsikabinti. Nu, nereik per didelės, nes tada nevyks procesai. Ir tada atsipalaiduoti ant jos. Mano biški per didelė, tada jau, irgi nelabai kažkas vyksta. Nes jeigu taip ant tempimo būna, kad raumenis pradeda saugot ir mes giliau negalim eiti. Ir šitoj pozicijoje, jeigu pasidėsit pagalvę, tada, ilgai galima išbūti. Nes, pavyzdžiui, tokios tempimosi pozicijose galima išbūti nuo minutės iki 5, iki 10 ir ilgiau. Man šitą pagalbę nieka nevyksta. Ir dabar jaučiam, kaip tempia. Ištempia ir įkvepuojam tą tempiamą vietą.
Ir dar truputėlį pasikeliam ir taip atsigulam ant kairės rankos. Kai pasikeliam, padedam kairę ranką ir atsigulam su dešine, jeigu norim, apkabinam arba tiesiog paliekam ant kilimėlio, kaip jau išeina. Ir pasikeliam į centrą, apsukam kitą, atkeičiam kitą ranką. Ir pasikeliam, lėtai suglaudžiam kojas. Ir atsisėdam į vaiko poziciją ant kulnų. Grįžtam ant keturių. Pristatom kojų pirštus, pakeliam kelienus į viršų ir spaudžiam kelienus ant kilimėlio, kulnus ant kilimėlio. Įkvepiam, dedam didelį žingsnį tarp delnų, pristatom abi kojas, pusę pasikėlimo, žiūrim į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų, įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, žiūrim į delnus, iškvepiam, nuleidžiam. Pėdos pečių ploti, rankas ant klubų, įkeliam, įkvepiam, žiūrim į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kilimėlio, sugrebiam už dviejų kojos pirštų, pasikeliamas, žiūrim į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pusę pasikelimo, dedam rankas ant klubų ir pilnai pasikeliam. Suglaudžiam pėdas, grįžtam į kilimėlio pradžią, nuleidžiam, sudedam delnus į meldimosi poziciją, dedam didelį žingsnį atgal, pasisukam ant kulnų, 90 laipsnių kampu, ištiesiam rankas į šonus, pečių lygmenį, pasislenkam į priekį ir nusileidžiam, kur jau ranka pasideda, ten ir nuleidžiam. Arba sugrįžtam už kairės kojos nykščių, žiūrim į dešinį delną.
Giliai kvėpuojam. Per nosį. Taip. Įkvepiam, sulenkiam kairį kelieną. Pasikeliam. Pasislenkiam ant kulnų. Pasislenkiam link dešinės kojos, nusileidžiam, sugriebiam už pirštą, žiūrim į kairę ranką. Įkvepiam, sulenkiam dešinį kelieną, pilnai pasikeliam, sudedam delną į meldimosi poziciją, grįžtam į keliamėlio pradžią. Pamasažuojam kojas. Šį kartą padarom kitokią balanso poziciją. Tai pasirinktinai arba koją dedam į šitą vietą, ant blauzdos, arba ant šlaunies. Ir į šoną. Kad neslystų koja, ką reikia daryti. Tai šitą koją spaudžiam ir pėdą spaudžiam į šlaunį. Tada neslys. Nes jeigu tik užviesit, jinai slys žemę. Per kelieną jokių būdų nededam, tik čia arba čia. Tai pasirenkiam, kurią norim poziciją. Ir stovim. Delnai prie krūtinės ir meldimosi pozicija. Giliai kvėpuojam per nosį. Dabar kojas nenuleidžiam, dedam ant kairio kelieno ir sustilenkiam. Vat atsisėdam kaip ant kėdės, pusiau atsisėdam, nugarą irgi bambą įtraukiam į vidų ir atsisėdam. Ir pakylam, išsitiesiam, nuleidžiam koją. Ta patį darom su kairė koja. Spaudžiam pėdą į šlaunį stipriai. Apsižiūrėjom. Atsirandam žiūrėjimo tašką, nes vat kažkur pažiūrėjau nuo ekrano į kitą vietą ir viskas. Susirandam žiūrėjimo tašką, taip išlaikysim balansą. Nukeliam koją, uždedam ant kelieno ir atsisėdam kaip ant taburetės, bet bambą įtraukiam į vidų ir sėdamas, kaip atsisėst ant kėdės. Įkvepiam, pasikeliam, nukeliam koją ant kelieno, atsipalaiduojam. Grįžtam į klijimėlio pradžią. Įkvepiam, pakeliam delnus, žiūrim į delnus. Iškvepiam, pilnai nusilenkiam. Įkvepiam, dedam žingsnį atgal, dešinę koją. Paeinam su dešinė koja į šoną ir padedam. Nepadedam. Pristatom delnus. Dabar šį kartą kelieno nedėsim, bet spaudžiam klubus į apačią. Įkvepiam, pakeliam kairę ranką, žiūrim į kairę ranką. Iškvepiam, apkeičiam. Įkvepiam, pakeliam dešinę ranką. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir pabūnam šitokią poziciją. Pridedam kelieną, dešinį kelieną ant kilimėlio ir ištiestą nugarą, tiesą nugarą stovam.
Leidžiam klubus į apačią, kiek galim žemiau. Truputėlį pakeliam klubus į viršų ir kairę koją paeinam į dešinę šoną. Kaip atsimenat, jeigu norit jūs mažiau intensyvumo, tada kulną pritraukiam į vidinę pusę. Jeigu noris daugiau, ir žiūrėkit, jeigu yra klubai pasikėlę, jie turi nusileisti žemiau. Tai tada reikėtų pasikišti po šitą pusę, blokelį arba pagalvėlę, kad klubai išsilygintų. Ir atsigulam ant kairės kojos. Atsipalaiduojam ir kiekvienu iškvėpimu ir įkvėpimu jaučiam, kai visi tempiami raumenys atsipalaiduoja. Įkvepiam, pasikeliam ant delnų, pristatom dešinės kojos pirštus, keliam klubus į viršų ir pristatom kairę koją prie dešinės. Įsitempiam šuns poziciją. Įkvepiam, dedam dešinę koją tarp delnų, leidžiam klubus į viršų, su dešinė koja paeinam į dešinį šoną ir abu delnai vidiniai kojų pusėj. Atrandam balansą ant kairio delno ir pakeliam dešinį delną į viršų, žiūrim į dešinį delną. Iškvepiam, apkeičiam, perkeliam svorį, pakeliam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Nuleidžiam dešinį kelieną, klubus leidžiame į apačią. Dešinė koja prispausta, turiu omeny kairį kelieną, dešinė koja prispausta prie šono. Ir jeigu yra pasikėlę klubai, klubus leidžiam vis žemiau į apačią. Truputėlį klubus pakeliam ir dešinę koją einam link kairės pusės ir atsigulam ant dešinės kojos. Pasikeliam ant delnų,
Pristatom kairės kojos pirštus, pakeliam kelieną ir pristatom dešinę koją prie kairės. Įsitempiam šuniuko poziciją. Jeigu kažkam yra per sunku įsitempti šuniuko pozicijai, galite įsitempti vaiko pozicijai, pailsėti. Ir grįžtam ant kelienų, sukryžiuojam pėdas, atsisėdam. Ištiesiam kojas, ištraukiam užpakalį, pasitikrinam, ar sėdim ant kaulų. Įkvepiam, pakeliam delnus viršų, žiūrim į delnus, iškvepiam, pilnai nusilenkiam ant kojų. Sugrebiam už kojos pirštų ir pritraukiam kuo arčiau. Įkvepiam, pasikeliam, dedam delnus už nugaros ir pakeliam klubus į viršų. Žiūrim atgal. Giliai kvėpuojam per nosį. Ir nusileidžiam. Nusileidžiam, atsigulam ant nugaros, atsipalaiduojam. Dedam kairį kulną ant dešinę kelieną. 2 žingsniais sulenkiam ir tik tada uždedam. Į ketvirtą. Sulenkiam kairę dešinę koją ir sugrebiam. Už šlaunies. Dar ką galite padaryti, tai kairę koją paspausti su dešinė, su kairė alkūne nuo savęs. Ir pritraukt kuo arčiau dešinę koją prie krūtinės. Galite pasukti, apskritinamą padaryti su dešinę koją. Pramasažuoti vieną pusę į kitą. Arčiau, į viršų, atgal. Nuleidžiam dešinę koją. Ištiesiam 2 žingsniais. Nukeliam kairę ir tik tada pakeliam į viršų, ištiesiam. Sulenkiam dešinę koją. Numetam ant grindų, pakeliam kūną ir ant kairio kelieno. Nesuvokiu, kaip katinas atsidarė duris ir įėjo į vidų.
Nuleidžiam kairę koją, ištiesiam, nukeliam per kelienų ir dešinę koją paliekam sulenktą, susisukam į kairį šoną. Va čia labai kaip rodo, kad pagalvė, kam nepasideda, turi pagalvę. Tai va šitą dėti ant pagalvės. Ir tada labai gerai išsisuks ir koja nekabės oro. Grįžtam į centrą ir apkeičiam puses. Grįžtam į centrą, ištiesiam kojas, atsipalaiduojam, sulenkiam pėdas per kelienus, kuo arčiau užpakalį, pakeliam kulnus į viršų, sukabinam delnus už nugaros, spaudžiam delnus vieną į kitą. Atsipalaiduojam, apkabinam kelienus ir pamasažuojam nugarą. Dabar kuo arčiau pritraukiam kojas prie užpakalio, dedam delnus už nugaros ir bandom išplėstus, vat kaip varlės pirštai, ne? Tada pakeliam klubus, keliam pečius ir stojamas ant galvos arba jau pilnai iškeliam. Ir pamasažuojam nugarą. Dar kartelį, 5 įkvėpimai. Po 5 įkvėpimų pamasažuojam nugarą, atsisėdam ir atsigulam ant kelieno, ištempti nugarą pilnai.
Atsigulam ant nugaros, kai baigiam 10 kvėpimų. Ir darome žvakę. Kas pasilieka čia, kas iš karto darot. Ir kai nuleidžiat, 5 įkvėpimai nuleistom kojom, jeigu leidžiat. Bet žiūrėkit, dar kartą primenu, leidžiam kojos tik tada, jeigu niekur netempi per kaklą. Kas nuleidžiat kojas, iš karto gulimas ant nugaros ir kojas išskėčiam. Atsiminkit, kad galit naudoti pagalvę po kojomis ir atsipalaiduoti. Čia dar galite ir naudoti šitoj vietoj pagalvę arba kaip Žydrūnė ten tokį turi apvalų rutulį. Ir čia parodysiu, kaip su pagalve. Pagalvę galima dėti čia tiesiai po nugarą. Atsigulti ant jos ir tada daryti, tai per lytę pagulėti. Arba kaip jinai turi tokį rutulį, aš irgi kažkur turiu, tai va per šitą vietą jį pasidėti ir atsigulti. Tada bus dar irgi didesnis įsitempimas ir nugarai ir va taip nusileisti. Ane? Tai galėsit pasibandyti. Aš gal nežinau, turiu. Tai va, padarot pilnai įkvėpimų, 50 ir pagulim 5 minutes ir susitinkam rytoj. Beje, 8 ryto. 8 ar 9 dar parašysiu, mes susitarėm. Iki rytojus.